Atsakysiu nuo antros pusės. Aš čia galiu pacituoti, kad informacija arabų šalių ir galiu pacituoti vakarų Europos didžiųjų šalių vadovų nuomonę. Tai pradžiai arabų šalis, kur girdėjau, kad sakė, Putino išskirtinumas yra tas, kad jisai visada laikosi savo žodžio, ne taip kaip Amerikos prezidentai. Tai aš nežinau, kiek čia yra patikima arabų šalių nuomonė, bet tiesiog tokią esu skaitęs ir girdėjęs. Ką pasakė vakarų Europos didžiųjų šalių vadovai, kad Putinas yra labai pragmatiškas ir protingus sprendimus priimantis žmogus. Nesivadovauja jokiom emocijom. Tai tokiu atveju aš darau prielaidą elementarią, kad Putinas yra žmogus, su kuriuo galima derėtis ir kuris neturi jokio intereso turėti Lietuvą kaip priešą. Tai tokia pradinė versija. O dabar į kokias šalis, tai aš esu savo pirmuosiuose darbuose, bet ten sąmoningai padaryta, kad alfabeto tvarka surašytos šalis, nes yra technologinis klausimas. Gali Lietuva prašyti, kad prezidentas nori susitikti su tuo ir tuo, bet anie prezidentai užsiėmė ir dabar jau grafikai sustatyti ir tiesiog nėra laiko, čia reikia laukti tiek tai dienų, tiek tai savaičių. Tai išvardinsiu, jeigu būtų įmanoma bet ką padaryti, tai pirmoj vietoj nuvažiuočiau į Vengriją tiesiog patirties. Europos Sąjungos požiūriu ir Rusijos požiūriu, patirties Vengrijos, su ministru pirmininku pasikalbėti. Tai pirmas taikinys. Antras taikinys tada būtų į Minską, nuvažiuoti pas Baltarusijos prezidentą, ir aš tam tikrus jau žingsnius savo pirmosiuose darbuose esu parašęs, kuriuos LRT įvertino kaip konstitucijos laužimą, grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip demokratijos sulaužimą Lietuvoje. Tuos mano žingsnius Baltarusijos kryptimi. Pavyzdžiui, nurodymas arba įstatymo pataisos teikimas, kad galima pirkti iš Baltarusijos elektros energiją. Galima pirkti. Dabar įstatymas yra, kad negalima pirkti. O įstatymo pakeitimas, kad galima pirkti. Tai čia LRT įvertino, kad toks įstatymo pakeitimas prieštarauja Lietuvos savarankiškumui, demokratijai, nepriklausomybei, konstitucijai ir taip toliau. Aš apie šitą absurdą. Taigi, Vengrija, paskui Baltarusija ir trečioje vietoje neabejotinai į Rusiją. Nes į Rusiją ne tiek apie Lietuvą kalbėti, nors Lietuva yra svarbiausia, bet Lietuvą kalbėti europiniam kontekste ir stabdome karą. Užtenka kraujo. Stabdome visi kartu ir deramės dėl taikos visoje Europoje, kai Rusijos interesai yra Rusijos saugumo garantijos, tokios pačios svarbios kaip ir Vokietijos saugumo garantijos, Lenkijos saugumo, Lietuvos saugumo, visų šalių Europos saugumo garantijos yra vienodai svarbios. Aš tik tai priminsiu tokiu atveju Putinui, kad tai buvo ir Angelos Merkel šita tokia pati mintis, bet jinai jau nebebuvo Vokietijos kanclerė. Ir tai jinai išsakė 2022 metais, ne, 2023 metais. Reikia sėstis dėl taikos visoje Europoje. Ir Lietuva būdama, mesgi esam ir NATO nariai, ir Europos Sąjungos nariai, mes šitų šalių, šitų struktūrų viduje, ne šalių struktūrų viduje, galime imti žingsnių, sėdam ir susitariam, nutraukiam brolžudišką karą ir nereikalingą karą. Tai šitie uždaviniai, aš manau, yra pirmaeiliai. Toliau,